Tai va, ponai, jūs verkėt, kad pas mane šitas telefono video vertikalus. Tai aš galvoju, tokį stovą paimsiu, a ne kiek, nu, va, tokį, žinai. Ir bus horizontalus, nes man dabar laikyti nepatogu, žinai, telefoną, kai tai filmuoju, žinai. Tai su stovu gal bus biški geriau, čia dar gal šitas, kas čia, blėt. USB šitas paleistuvas gal bus, kad per USB programėlę galėčiau pasilės. Abibi žino, kiek čia jis kainuoja 32 eurus. Nu, tokį radau, man šitas patiko. Tai gruodžio 9, gal biški anksčiau pristatysiu, žinai. Tai va toks vat prikolas. Nu, arba jūs galėtumėt man sumest, žinai, nu, ta prasme, kadangi jo fanai esat, žinai. Tai va tokiais vat prikolas. Nu, tai bus šitas stovas, žodžiu, vis tiek jūs nieko man nemokėsit. Tai aš pats susimokėsiu, nes jūs, blėt, bomžai nieko neturit, na. Tai va tokis vat prikolas. Nu, aš manau šitas geras bus, pažiūrėsim. Jeigu bus blogas, tai bus blogai. Tik tai nežinau kaip čia tas laikiklis, nesgi pas mane ant šono tai tie garso jungimo mygtukai, žinai. Taip prasme, nežinau. Nu, bet va tokia naujiena, karočią. Rašykit ar gerai. Nu, ta prasme, manau gerai bus. Jisai kiek čia ilgis 65 centimetrai. Nu tai ką žinau, turėtų būti normaliai, blėt. Normaliai turėtų būti. Nu, pažiūrėsim, jeigu ką, tai va tokiais vat prikolas. Davai.